Antanai, prieš sezoną. Ar galvojate apie tai, kad gali laimėti medalius Lietuvos čempionato prieš sezoną? Kada registravom komandą, aišku, nebuvo tokių minčių, kad galim mes užsikabinti prie prizininkų. Bet jeigu nebūtų tos vilties, mes nebūtumėm gal ir pradėję tą visą, čia vis tik tai dėl kokiam gyvenime, tai kaime, mieste, neatsiranda tas hokėjus, jis po biškį auga, mes augam iki tiek. Kaip tu gali paaiškinti Jodupės fenomeną, kad ir rėmėjai, ir žaidėjai, ir yra noras? Kaip tą paaiškinti? Man atrodo, kad žmonės ant tiek geri, prašai padėti. Ar kitais metais toliau puoselėsi tą ledo ritulį, kai mes žinome, kad kitais metais apribojimų neliks bus aukščiausias lygis? Man atrodo, per šitas paskutinės 2 ar 3 savaitės turėtų įsispręsti tikrai, gal per mėnesį laiką rėmimas mūsų tolimesnę klubą. Ir jeigu nuėjame apribojimai, aišku, mes su 3 svetimais žmonėmis mes nieko nepadarysim. Reikia stiprintis ir stiprintis. Ačiū. Antanai!